Irena, norėčiau klausimą užduoti vieną. Žiūrėkit, dabar aš nematau logikos šitam pataisimui. Tai asmenim, reiškia, leidžiama deklaruoti. Tačiau yra nustatoma papildoma sąlyga. Nu, ta prasme, minimalus tas, kas ir buvo, rinkliava lieka už kvadratūrą. Bet jeigu tu daugiau, reiškia, gali deklaruoti. Taip. Bet tai kas prasmės tada deklaruoti? Lygiai taip pat aš ir sakiau, atkreipiau tarybos narių dėmesį, kad, sakykime, šis priimtas punktas jis yra kaip iliuzija iš principo, ar ne? Nes, kuris dabar gyventojas deklaruos daugiau, faktiškai niekas... Tai logikos nėra. Tai vat mes priversti būsime vis tiek teikimą rašyti jau naujai priimtam sprendimui, naujam sprendimui. Ir jeigu nebus keičiamas jisai, sakykime, atsisakant tos sąlygos numatytos, tuomet mes vis tiek privalėsim kreiptis į teismą. Tai situacija yra tokia. Šiandieninė situacija buvo tiesiog tokia kaip priverstinė, kad kitos išties nebuvo, kad nenubalsuoti. Tarybos narių valia buvo apsispręsti, ar nustatyti tą išlygą, ar nenustatyti. Aš pakankamai aiškiai prieš sprendimo, sakykime, priėmimą informavau savivaldybės tarybos narius, kad toks tas priėmimas, jis nėra visiškai tinkamas. Ir visiems, man atrodo, tikrai buvo aišku, bet sakau, tarybos narių valia buvo apsispręsti. Taip, kad sutinku visiškai su jumis. Tai ačiū, man labai. Prašau. Sėkmės.